Nu, ar gerai atšventas Velykas? Aš tai gerai. Tai žodžiu, šis video yra ne apie Velykas, bet apie dviračio challenge. Šiandien sugalvojau padaryti challenge, pabandyti su dviračiu nuvažiuoti 30 km. Šiemet daug treniravausi, kokį per dieną 10 tai tikrai nuvažiavau. Tai manau neturėtų būti labai jau sunku. Pirmiausia, pasakysiu, kad aš esu Rokišky, ne Vilniuj. O kadangi Rokiškis yra gan mažas miestas, tai realiai vieną kartą važiuoju aplink Rokiškį, gaunas kokį 10 km. Tai todėl aš sugalvojau biškį įdomiau pasvažinėti. Tai pirmiausia, aš nuvažiuosiu iki tokio parko, vėliau iki, pats nebeprisimenu, kur važiuosiu, bet pamatysit vėliau biškį. Tai galim pradėti važiuoti. Nu tai ką, pradedam važiuoti. Buvo atvažiavęs šį tokį parkelį, tai dabar važiuoju link vieno tokio parko. Šiaip šiandien oras nėra pats geriausias. Vakar buvo geresnis, kai treniravausi. Dabar yra kokį 10-12 laipsnių. Tai biškiau užsišąla, bet nieko tokio. Pirmoji bala, kadangi naktį biškį lyja. Žodžiu, dabar jungiu GoPro. Noriu biškį bateriją pataupyti. Miestas tai nelabai ką paliksi. Dabar visai normaliai varau. Tai pavargau. Ir be to esam nuvažiavę kilometrą. Ir bet tas Šepkos parkas yra čia prie pat. Iškai neapsisijungs. Rodo čia sūt kažką. Ok, ir tada kur. Ok. Sukame į dešinę. Kur man dabar čia sukti? Tavo rangi kur sukti. Biškį jau ofrūnas. Ai ten toliau biškį. Ir toliau jau žinosiu gal. Panašu, kad taip. Ai, nu kairiau. Supratau. Tai žodžiu, atvažiavau į tą Šepkos parką, atsisėdau čia ant suoliuko. Ten vat yra vaikų žaidimų aikštelė, jeigu matosi, o ten. Biškį pasidėsiu kokį 10 minučių ir manau varysim į kitą tašką, tai bus Rokiškio baseinas. Jame nesimaudysim, tiesiog ten irgi yra parkelis, ten truputį pasidėsim, atsigersim ir varysim toliau. Tai žodžiu, varom toliau. Nieko nepaliko, nelikne. Oi, vas nenuvirtau.
sargim. Varom. Ai, bet to pamiršau paminėti, kad jau važiuojam daugiau nei 10 minučių. Esam važiavę 2 kilometrus. Tai kol kas dar labai mažai esam važiavę. Bet ir nepasivargo šiaip dar kol kas. Bet jau čia prieš kokį 15, tai jau tikrai pasivargas. O žodžiu, varom toliau. Reikia šaut per gatvę tiesiog. Ir ką čia daryti? Panašu, kad reikia šaut per gatvę. Ojej. Reikia nutaikyti, kad yra mašinų nebus. O, ne. Parlipiu per gatvę. Ei, aš čia pravažiuosiu, pravažiuosiu. Aš čia kažką tvarko. Ar jis įvietim? Toks taip yra. Nori pravažiuoti? Nebuvo taip ir sunku. Ui, benzas mirda. Nu taip vėl dar vieną. Ai, bet čia išvažiuoja, čia dieną. Gal dar vienas iškirto kelią. Bet išvažiuoja. Panašu, reikia šaut per balą. Aras biškai toks apkašyta, mes ir esame. Nepamatė. Verkai dar stabdį biškai turiu. Nes kažkur čia dieną mane biškai atšoka. Matot kažką ar nelabai? Ui, man biškai be rankų. Nemoku dar pilnai. Gerai, kad neįlipa, nes būtų buvo blogai. Aš čia subėgis yra. Žodžiu, esame prie baseino. Čia nuo to Šepkos parko iki baseino kokį 900 metrų, tai netoli. O kitas mūsų taškas bus, man Rokiškio autobusų stotis. Ten tai tas per kelią biškį pavažiuoti. Bet ne. O, kaip tik pasiekėm 3 kilometrus. Sorry, kad nerodau ekrane Strava, nes biškį užsilagino programėlę nes rekordinė ekranas. Neparodysiu gaila. Bet aš pats screenshotą padarysiu, tai pamatysi. Ten tas mėlynas pastatas yra baseinas, nežinau ar matot. Gal matot? Aš manau nevažiuoju. Čia be to yra skate parkas. Nelabai matosi, bet tiesiog galėsiu parodyti. Atvariau čia į tą parkelį prie to baseino. Ten vat yra skate parkas, nu per kamerą nesimato. O ten vat tas mėlynas pastatas yra baseinas. Tai o va čia vat yra mano dviratis. Taip. Tai jo, žodžiu, dabar važiuosim iki Rokiškio autobusų stoties.
o po jos, po jos link Dariaus ir Girėno gatvės, tada iki vieno tokio kaimelio Misiūniškiai, tada iki Bajoro, tada iki Rokiškio miesto kapinių, naujųjų, tada iki psichiatrinės ligoninės, o toliau papasakosiu vėliau. Tai, manau, galim važiuoti. Tai žodžiu, varom toliau. Sunku pajūti iš vietos ant antrą bėgio. Oi, čia šitas status, atsimenu šitą. Ačiū. Beje, aš ant tokio vieno bordiūro esu ir palmėme prakiurdęs. Tai geriau jis nevažinėti. Nu, bet ką daryti. Biškį per balą. Ir tik ratus nusivarai. O dabar vėl išsitėksiu. Nu, žodžiu, varom toliau. Knygos baigėsi, važiavau biškį to blogesnį kelią, bet čia mažai jo bus. O ten yra Norfa, ten ir yra stotis. To jau turim 4 kilometrus. Ir važiuojam 20 minučių, bet sustojimas jau kokį pusvalandį. Ui, kaip čia tikra. Kartais man šitą viskas. O pirmas bėgis įsijungia. Didesnį biškį reikia. Žodžiu, man dabar reikia šaut per gatvę. Pirmas bėgis įsijungia, o? Sukiam į kiemą. Nėra mašinų. Nėra. Tai žinai, kaip su mašina aš atvažiavau. Tai biškį ne po tą pusę. Reikia čia manęs jau mašina nenumuštų. Oi, kur aš čia atvažiavau, reikia gal važiuoti. Mašinų nėra. Važiuojam. Manau, Norfa neįsiu, čia biškį pasidėsiu ir viskas. Bet taip, čia žmonės laukia autobusą, čia biškį toliau man pavažiuoti. Šis važiuoju. Žinau. Bet aš šis aliuko vietoje, va ten. Nu tai atvažiavau aš dabar į tą stotį. Manau, pabūsiu kokį 10 minučių ir varysiu toliau. Ai, bet to, dabar jau esam važiavę beveik 5 kilometrus. O važiuojam realiai kokį, beveik pusvalandį. Ai, max speedas tai buvo 25 km per valandą, o vidutinis greitis tai tik 11 km per valandą, tai šiaip labai mažas. Bet, ne, nu ką padarys, reiks biškį pagreitėti vėliau. Ir jeigu kam įdomu, koks mano stovo ilgis, tai vat toks. Čia dar ne viskas, dar ilgis. Kainos tai viskas. Šį telefoną, bet aš pritaikau ir GoPro tilkį. Tai ką, važiuojam. Bus artimiausia parduotuvė šiaip Lidlas, o ten toliau bus Maxima. Bet manau, aš nestosiu, turiu dar biškį vandens. Tai dar pavažiuosiu. O po Maximos mūsų tikslas bus Dariaus ir Girėno gatvė. Vaiktų kokia čia bala. Žiūrėk, čia ežeras. Važiuot ar ne?
Bet čia negilu. Nuvažiuoju. Nu, pravažiavau lengvai. Tai žodžiu, čia yra Maxima. Aš manau, ją nestosiu. Važiuoju tiesiai Dariaus ir Girėno gatvę, kur ji yra už beveik 3 kilometrų. Tai nedaug šiaip. O mes dabar esame nuvažiavę 5 kilometrus. Su pusė beveik. Šiaip ten yra Šepkos parkas, kuriuo mes važiavome. Mes realiai tuo pačiu keliu važiuosim, kaip ir važiavom. Ir to biškį nusisuksim. Ja. Važiuosim, kas pasikeitė, ar niekas nepasikeitė. O čia tai viskas nebėra, išvažiavom. Visus tos mašinos. Čia vat prieš tai buvo pagal Mapsą. Kokius ten kelias išdrožtas buvo vėžomis to. Čia irgi, va tokia buvo vėžas ir iš tokios vos nepataikė, nu jie nepataikė. Auč. Ir žodžiu, ten jau matosi žiedas. Čia šiaip vos ten įvažiavau praeitą kartą. Ten tvarko kažką, o aš šauksiu per perį. Čia net ne perį, ne perį. Nu, ko tas man pirmas bėgis, va, dabar įsijungi. Reikia turėti čia kantrybės, mano ten dviračių. Reikia būt kantriam. Gerai, jie visi taip darytų. Žodžiu, dabar šoksiu tokį nuobodų kelią. Tai žodžiu, važiuoju gan ilgai ir turim 7 kilometrus jau. Tai aš 3 kilometrų bus 10. Beveik jau atvažiavau kitos Dariaus ir Girėno gatvę. O ten ta gatvė tiesiog pasirinkau gan trumpą gatvę. Ir šiaip norėjau nuvažiuoti iki jos. Tai žodžiu, pristojau čia ant suoliuko prie poliklinikos. Dabar pailsiu kokias kelias minutes ir važiuoju link Mickūnų ar Miciūnų. Miciūnų, aš nežinau kaip jis vadinasi, pamiršau pavadinimą. Tai žodžiu, važiuoju. Važiuojam tiesiog tiesiai, nes dabar pro dvarą. Tada tiesiog Miciūnus. Kažkaip neparas. Oi, čia kelias baigėsi. Visą laiką. Nespėsiu. Dabar pavažiuosim vieną asfaltą tiesiog per kelią. Nu dabar čia per Rokiškį pavažiuosim, tada per tuos iki tų Miciūnų. Vėl neperšinė tas pirmas bėlis. Jau beveik išvažiavau iš Rokiškio. Va šitą Rokiškio ženklas. Ir be to jau esam nuvažiavę. Nežinau, ar matosi, bet 10 kilometrų. Tai visai neblogai einasi per
beveik valandą. Realiai 3 valandas bus. Gal ir net tiek neilgai. Nu, žodžiu, dabar toksai vat kelias laukia. Iki pat Misiūnų. Žodžiu, atvažiuoju šitą kaimą, bet tai, kad čia net nebuvo kaimo ženklo. Tiesiog kažkur laukuose iki kelios trobos stovi ir tiek. Žodžiu, dabar važiuosiu į Bajorus per žvyrkelį. Tai čia bus įdomiai. Nu, žodžiu, važiuojam. Dabar gal ne tiek daug tiesa, ne? Aš manau. Aš tikiuosi nenubūdus. O greitautoma tai važiuoju. Ir tikiuosi neatsitiks mums dviračių. Ir pasaulio žvyrkelį. Oi, tu bet ten kaip įkrist gali. Ten tos upelės. Ai, bet aš šimovas jau matau toks Bajoras. Ne, gal ir nematau. Oi, va, žiūrėkit, Bajorų ženklas. Bajorai. Nežinau, ar matot, bet va, Bajorai. Tai gerai. Realiai jau dabar esam Bajorais. Tai kas nori išvažiuoti ant pagrindinio kelio. O tai būtų gerai. Valandukai. Nes šiaip tai dar kokį pusę kilometrą gal tik pavažiavau šito žvyrkelio, ar visą kilometrą. Bet kai buvo nuokalnė, tai buvo lengva važiuoti. Labai man čia juda viskas. Manau, nieko nelaukiam, tiesiog šaunam link kapinių ir ten pabūsim ilgiau. Gal ir ne, nežinau. Nes po kapinių jis psichiatrinė ligoninė. O aš labiau noriu. Ai, Rokiškio 2 kilometrai. Ui, tu! Nežiūrėjau, kur važiuoju. Va, taip ir būna, kai nežiūrė. Bet biškį reik man sustoti neapsą pasižiūrėti. Ar man čia? Oi, jau matau žvyrkelį. O, ne. Taip jau nenori to žvyrkelį. Ir ten... Nu, žodžiu, reiks nepamiršti mepsą vis jau. Įram gerą greitą vaną. Šiaip ko labiausiai nenorėčiau, tai kad ryšys dingtų, nes labai būtų pavojinga. Nu, svarbiausia, tik kapinių davažiuoti, ten tai toliau žinosi. Nes nuo kapinių iki Rokiškio net nėra pusę kilometrą. O nu, gal ir yra, ką žinau. Tai reik mepsą įsijungti. Va, tai šiaip matosi gal kapinės. Tai ne kapinės, nu gal kapinės. Tai gal ir atrasiu ir navigaciją. Jau turim beveik 14 kilometrų. Nice. Šiaip galima ar čia turbūt aš nesuks. Važiuoju, oi, klimpstam. Aš neužklimpau. Dabar gal man.
Dabar matot, kokią galim pasidaryti. Jeez. Pamestas kamerą. Oi. Reik dėti tą kamerą atgal, kur buvo. Nusijobint gali. Aš nematau, kur man ten sukti reikės. Tai ir bėda. Gal atrasiu kažkaip. O, aš jau taip noriu į kelią išvažiuoti. Jau taip man atsibodo pažiūrėti. Oi, štai. Žiūrėkit, kas iš mano šitą. Kas čia buvo? Atsikratė. Ir man... Ai. Aš susirinkau. Žiūrėkit. Kur man dabar dėti lemenė? Šiaip nebesimato bajorų beveik. Taip, čia liūtis. Jau daug nevažiavom. Ir minusas, kad esam kažkur laukuose. Ryšys kol kas dar geras. Kur tas posūdis, kur čia kairien man su? Nematau, žinokit. Vis blogai teks apsisukti ir važiuoti tą, kurį pravažiavom. Atvažiuoja sunkvežimis kažkoks. Oi, kaip mane čia uždulkins, jis dar greit važiuoja. Ai, kur. Ai. Kaip baisu, kai važiuoja jisai. Puola, ar ne čia man kelias? Jau matau, man rodos. O gal ir ne. Va, tas sunkvežimis nusuko, kur man reikės važiuoti. Gal išlaužim posūdį? Ar išlaužim? Tai kad čia dar toli tos kapinės. Kiek dar iki vietą. Ai, kto daugas. Ai, mes ir netoli. Bet tas kaip mane erzina. Oi, klimpstam. Toks, sakyčiau. Oi, aš matau tą pastatą. Laidojimo namus. Visgi ten atvažiavau. Vargau. O, lygiai kaip tai 15 kilometrų turiu. Oi. Nežinau kaip čia. Gal čia nestot man. Nežinau, sustosiu. Čia atsistosiu. Eik tu savo. Žodžiu, vandens liko kažkiek va tiek. Bet dar gal užteks. Čia pusėje to turėjau buteliuką, tai gan mažai išgėriau. Tai žodžiu, važiuojam toliau. Bet kodėl čia tiek daug mašinų? Šiandien šiaip yra švedinis. Kodėl iš tikrųjų tiek daug mašinų? Ui, tu savo pilnas kiemas. Čia realiai niekada nebūna beveik mašinų. Šiandien kažkokia ypatinga diena, ar kas čia yra? Oi, vėl vos nepamiršau. Jungt stravo. Važiuoju, bet iššauvoju. Gal toliau važiuoju. Taip iššauvoju kiemį. Po to atsisuku. Iš paskui bėgu. Oi, tu ką. Aš jau čia būtų prie dviračio. Tu buvo blogai. Pasmukau. Kaip išsigandau. O dabar mes jau esam beveik psichiatrinėj ligoninėj.
Tai žodžiu atvažiavau į psichiatrinės ligoninės. Dabar čia biškai pabūsiu, atsigersiu, susirasiu, kur toliau važiuoti ir važiuosiu. Daug dabar nebefilmuosiu, nes kamera išsikrauna. Tai jo, susitinkam kažkokioj vietoj. Šitom Rožių alėjai, Rožių alėjos gatvėje susitinka. Tai jo. Nežinau, kaip aš ištariu, tiesiog radau mapse ar Rožių alėja ir ten važiuoju. Nu tai susitiksim važiuojant. Gerai, ate. Tai žodžiu, jau esu prie realiai toj vietoj, kur buvau prie Rokiškio poliklinikos. Važiuoju čia dabar tokiais baisiais šaligatviais. Oi. Ir man iki tos mano Rožių alėjos yra 2 kilometrai dar. Yra 200 metrų. Tai žodžiu, susitinkam ten. Nusimink, žinau. Aš buvau čia privažiavęs. Nu, dar ne visai, bet važiavau keliu tiesiog. Bet buvo aplink. Galvoju, gal pravažiuosiu. Tada nuvažiuoju. Kamera. Po to nuvažiuoju. Ir žiūriu. Bet ten rimtai kelią tvarko ir neina pravažiuos. Tai aš nežinau, dabar reikia ieškotis kitą kelią. Kodėl taip? Žodžiu, ieškosiu kito kelio. Tai žodžiu, nebevažiuoju šitą Rožių alėją, nes ten kelias uždarytas ir ten apvažiuoti nelabai kaip. Tai dabar mano tikslas yra Serapiniškės. Iki jų nuo mano vietos yra apie 3 kilometrus. Nu, šiaip gan nedaug. Man gal ir daug. Aš nežinau. Dėl mašinų. Užsigaminu. Nepatinka man šitas laikiklis, kamera labai smunka. Tai žodžiu, susitinkam Serapiniškėse. Ir plus man kamera to išsikrūs. Tai neaišku, visą telefoną atšifruoju. O gal dar neįsikrūs. Žodžiu, atvažiavau į tą Serapiniškį. Nieko čia nebus, tiesiog kažkur laukuose. Va šito keliu atvažiavau. Taip pat ir grįšiu. Ir dabar susitinkam Rokiškio ežere. Gal dėsiu to imlepsą, nežinau. Bet jau taip blogai yra, nežinau. Žodžiu, ate. Tai žodžiu, važiuojam į Rokiškį atgal. Jau esam beveik nuvažiavę 22 kilometrus. 22 kilometrus. Daug. Nu, tada 8. Žodžiu, jau buvau atvažiavęs prie ežero, pamiršau nusifilmuoti. Bet jau turim 5 kilometrus. Ir jo susitinkam toj vietoj, kur išvažiavom. Pagaliau! Yra 30 kilometrų. Ir kaip tik atvariau į tą vietą, kur aš prieš tai pradėjau važiuoti. Challenge'as įvykdytas. Aš jau normaliai atsikalęs. Todėl, nu prašau, paspauskit subscribe ir like. Ačiū. Ate.